Sveiki, malonūs opozicijos televizijos kanalo žiūrovai. Savaitė eina į pabaigą ir studijoje, kaip jūs jau pratote, aš, Kęstutis Skrebys, su savaitės įvykių apžvalga. Na ir pirmiausia, aišku, kreipiuosi tradiciniu prašymu į jūs, į mūsų žiūrovus. Susiraskite mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, paspauskite jį, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra YouTube kanale žemiau laidos įrašo, na ir be jokios abejonės prenumeruokime mūsų kanalą. Tokiu būdu YouTube algoritmai suveiks taip, kad mūsų laidas, opozicijos televizijos laidas pamatys kuo didesnis žiūrovų skaičius. O toks ir yra mūsų pagrindinis tikslas, kad žiūrovus pasiektų ne tik oficiali informacija, bet būtų pažvelgta į kai kuriuos įvykius giliau ir paanalizuotos tiek pasiekmes, tiek priežastys. Na kągi, pradėti norėčiau nuo pirmadienio įvykių. Visi puikiai prisimenam, spigino Lietuvoje stingdantis šaltis, netgi dienos metu buvo tarp 20 ir 25 laipsnių šalčio, o Lietuvos ūkininkai rinkosi į taikę protesto akciją, siekdami atkreipti vyriausybės dėmesį į padėtį žemės ūkyje. Prie pagrindinių šalies kelių buvo uždegti laužai. Ir, kaip dabar jau yra žinoma, buvo uždegta daugiau negu 600 laužų ir prie jų spaudžiant, kaip jau minėjau, daugiau negu 20 laipsnių šalčiui buvo susirinkę apie 8 tūkstančius žemdirbių ir jiems prijaučiančių. Dėl ko tas protestas buvo organizuotas? Pasak Lietuvos žemės ūkio tarybos vadovo Igno Hofmano, krizė žemės ūkyje tęsiasi jau daugiau negu 3 metus, o dabar žemdirbių galva pasiektas iš tikrųjų kritinis taškas. Reikalavimų yra pakankamai daug, jų yra netgi daugiau negu 30, tačiau pagrindiniai jų, kokiegi yra pagrindiniai iš jų? Pagrindiniai yra daugiamečių pievų problema, saugotinų teritorijų plėtra, kada, sakykime, dirbama žemė, liepiama paversti pievomis, neaišku kokiais tikslais, suskystintų naftos dujų akcizas, kaip žinome, nuo sausio 1. Suskystintų naftos dujų akcizas Lietuvoje yra didžiausias pasaulyje, virš 300 eurų už toną, kai sakykime, kitose kaiminėse šalyse yra keliasdešimt eurų viso labo arba kai kur net ir 0. Žymėto dizelino vartojimas, nes vyriausybė užteko proto pakeisti nutarime vieną žodį ir vietoj to, kad būtų, kaip anksčiau buvo įrašyta žemės ūkio veikloje leistas naudoti žymėtas dizelinas, dabar atsirado vietoj veikloje žodelis gamyboje. Ir pasidarė visiškai neaišku. Jeigu, sakykime, grūdai vežami iš sandėlio priduot į elevatorių, tai jau kaip ir nebe gamyba, tai jau žemės ūkio veikla. Bet tai ar tokiu atveju iš tikrųjų neturėtų galioti dizelino lengvata, tai niekas tą klausimą negali atsakyti. Na, tokie nelogiški sprendimai iš tikrųjų verčia ūkininkus protestuoti. Plius pieno krizė. Kita dar viena priežastis - rusiškų grūdų tranzitas. Žemės ūkio tarybos vadovas teigia, turintis duomenų, kad per Lietuvą yra vežami rusiškos kilmės grūdai bei pašarai. Ir visiškai neaišku, koks jų kiekis nusėda Lietuvoje. Ir kągi. Kadangi į tuos žemdirbių reikalavimus nebuvo atsižvelgta, nors delegacija premjerė ir priėmė, yra susitarimas, kad žemdirbiai organizuos kelionę traktoriais, kita technika į Vilnių. Tokia kelionė yra numatyta sausio 23-26 dienomis. Matysim, žiūrėsim, stebėsim, informuosim be jokios abejonės jūs, mėly mūsų žiūrovai. Na ir taip pat Lietuvos ūkininkai tomis dienomis jie nebuvo vieniši. Vokietija ir Olandija sukrėtė ūkininkų protesto akcijos. Tarp kitko, Vokietija, kas yra ypač įdomu, parėmė ir geležinkelio darbuotojų profsąjungą. Susisiekimas Vokietijoje praktiškai buvo paralyžiuotas. Aš tikiu, kad jūs daug kas matėt tuos vaizdus, nes jie klaidžia internete, socialiniuose tinkluose, kaip Vokietijoje užblokuoti pagrindiniai autobanai, sunkioji žemės ūkio technika Berlyno centre, Tiergartene, judėjimas praktiškai sustabdytas ir kadangi parėmė Vokietijos geležinkeliečių profsąjungos, tai be jokios abejonės buvo sutrikdytas ir susisiekimas tarp Vokietijos miestų ir vietovių. Ir tai tie, kurie žmonės bandė pasiekti savo kelionės tikslą automobiliu, taipogi turėjo nusivilt, nes žemdirbių technika blokavo ir pagrindinės automagistralės. Tie, kurie bandė važiuoti automobilius, irgi buvo
tai susidūrė su problemomis. Keliai buvo blokuojami ir Lenkijoje. Ir kodėl aš jums bandau paaiškinti visas šitas detalės taip smulkiai apie tai, kad technika buvo daugelėje Vokietijos miestų centruose, tame pačiame Berlyne. Ir Vokietijos policija kažkaip nesiėmė jokių represijų. Na, protestas yra protestas, demokratinėje valstybėje turi teisę protestuoti, ne tik žemdirbiai, ne tik ūkininkai, bet ir kitos gyventojų grupės, netgi Ursula von der Leyen, Europos parlamento vadovė, jinai reaguodama į Europą sukrečiančius tokius ūkininkų protestus, jinai viso labo pasakė, kad na taip, sunkumai sukeliami tokiom protesto akcijom, bet tokia yra demokratijos kaina ir žmonės turi teisę pareikšti savo nuomonę. Ursula von der Leyen, Europos komisijos vadovė, tai pasakė. Ką mes stebim Lietuvoje? Štai ir norėjau jums smulkiau paaiškinti. Ketvirtadienį žemės ūkio ministras, liūdnai pagarsėjęs Kęstutis Navickas, vyko į Šilutę. Ir ūkininkai tiesiog norėjo traktoriais atvažiuoti į Šilutės miestą prie to pastato, kuriame vyko susitikimas su žemės ūkio ministru. Kaip elgėsi Lietuvos policija, ne Vokietijos policija? Policija užtvėrė kelius ir pradėjo sulaikinėti ūkininkus. Ne vieną jų ir sulaikė. Ir kuo paaiškino? Na čia jau jokios kritikos neišlaiko. Štai ką sakė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Lina Banienė. Policija sulaikė potencialius neteisėtos akcijos dalyvius. Anot Banienės, policijos pareigūnai viešoje erdvėje pastebėjo informaciją apie galimai rengiamą neteisėtą akciją, susijusią su žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko vizitu. Mieste ir jo prieigose budėjo policininkai, kurie neleido toliau važiuoti, vėl tiksli citata, potencialiems pažeidėjams. Toliau dar gražiau. Policijos atstovė sako, sulaikyti asmenys nebuvo padarę prasižengimų, jie potencialūs neteisėtos akcijos dalyviai. Tai aš dabar norom prisimenu laukinius 90-uosius, kada galiojo prevencinio sulaikymo įstatymas. Dabar jis jau senai nebegalioja, tai jis buvo nukreiptas prieš tokių užkietėjusių bandytų gaujų narius. Kad jeigu yra įtarimas, tai galima sulaikyti prevenciškai ten keletui mėnesių vieną ar kitą asmenį. Aišku, ūkininkų keliem mėnesiam nesulaikė, bet pati traktuotė, kad potencialūs pažeidėjai buvo sulaikyti. Tai čia jau visiškai nauja teisinė savoka. Tai dabar ar galima sakyti, kad yra tokia viena partija Seime valdančioji, kurioj ir pedofilas buvo išaiškintas ir, sakykime, kitose partijose išaiškinti kiti nusikaltėliai. Tai gal pradėkime ieškoti irgi potencialių pedofilų Seime, potencialių prekiautojų poveikių ir, kodėl, jeigu kažkiam nuovados seržantui šausi galvą, kad taip gali būti, tai gal irgi sulaikyti reikėtų. Tai iš tikrųjų tokia, skirtingas Europos policijos ir Lietuvos policijos elgesys, nauja teisinė savoka potencialus pažeidėjas, po kurios tamsta gali būti sulaikytas, iš tikrųjų kelia nerimą, kad artėjant rinkimams šita valdžia iš tikrųjų visiškai praranda sveiką protą ir gali griebtis represinių priemonių. Tai toks pavojus, kuo toliau, tuo jis labiau ryškėja. Ir pereikim prie kito laidos puslapio, tai naujausi reitingai. Pirmadienį buvo paskelbti taip pat naujausi reitingai politinių partijų. Tyrimą atliko agentūra Spinter tyrimai. Apklausa buvo atlikta gruodžio 15 sausio 2 dienomis. Ir ką mes matome? Štai jūs dabar ekranuose matote pirmą skaidrę. Tradiciškai pirmauja Lietuvos socialdemokratų partija su 16,3%. Antroje vietoje Tėvynės sąjunga 10,8%. Trečioje vietoje stabiliai įsitvirtino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 9,4%. Dėl liberalų sąjūdžio 6,2%, demokratų sąjungos 6,1% ir laisvės partijos 5,3%, aš drįsčiau abejot. Tokie yra rezultatai iš tos apklausos, bet jeigu jūs prisiminsit ankstesnės apžvalgas, kur buvo kitų sociologinio tyrimo agentūrų atliktos analizės, tai šios partijos iš tikrųjų gaudavo ženkliai mažiau. Ir dabar antroji skaidrė, tai yra, jūs matote, kaip pagal Spinter agentūrą kito politinių partijų reitingai. Tai matome, kad išaugo Lietuvos socialdemokratų partijos reitingas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos reitingai. Tai, tokios yra tendencijos, matysim, rinkimų kampanija įsibėgėja, stebėsim, kaip vyks toliau ir be jokios abejonės informuosim
jūs mūsų malonų žiūrovai. Na ir dabar jūs matote trečią skaidrę, tai yra vyriausybės vertinimas. Na, vyriausybės vertinimas iš tiesų išlieka tragiškas. Tai labai aiškiai matom, kad vyriausybės veiklą greičiau neigiamai vertina daugiau negu 60% Lietuvos rinkėjų. Taip sakant, daugiau negu beveik 2/3 Lietuvos rinkėjų mano, kad šita vyriausybė dirba netinkamai. Teigiamas vyriausybės vertinimas yra viso labo kažkur apie 25%. Tai iš tikrųjų šita vyriausybė, galbūt dėl tokių keistų sprendimų, kuriuos minėjau ir kalbėdamas apie žemdirbių protestą, kitus dalykus, jų veikla, šitos vyriausybės veikla iš tikrųjų vertinama griežtai neigiamai. Ir čia kaip vienoj laidoje išsireiškė vienas pakankamai žinomas visuomenės veikėjas, kad tie žmonės, kurie teigiamai gali vertinti šitos valdančiosios daugumos veiklą ir vyriausybės veiklą, na tai iš tikrųjų reiktų susirūpinti jų sveikata. Tai panašu, kad tokių žmonių, ačiū Dievui, jų mažėja. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai šią savaitę vėlgi įvyko net 2 taip vadinamos Bako komisijos posėdžiai. Vytauto Bako, Seimo nario vadovaujama komisija, sudaryta vien tik iš valdančiosios daugumos atstovų. Jinai turi labai ilgą pavadinimą, tokia jinai skirta ištirti prezidento rinkimų kampanijos finansavimą, sąsają su verslo struktūromis, su baltarusiškų trąšų tranzitu ir taip toliau ir taip toliau. Tai iš tikrųjų panašu, kad šita komisija užsiema tokia keista veikla. Pirmadienį vykusiame posėdėje į komisiją buvo iškviesta tuometinė buvusi vyriausios rinkimų komisijos vadovė Laura Matjošaitytė. Ir, jinai buvo paklausta, ar buvo kažkokie tai pažeidimai, kiti dalykai, ar vyriausioji rinkimų komisija stebėjo rinkimų kampanijos finansavimą, kaip vyksta finansavimas, kaip vyksta reklamos pirkimas. Tai be jokios abejonės ponia Laura Matjošaitytė pasakė, kad tokia stebėsena buvo. Ir į komisijos narių klausimus, ar nebuvo noro vyriausioji rinkimų komisija atlikti specialų tyrimą dėl lėšų panaudojimo Gitano Nausėdos kampanijai, jinai pasakė, kad tiesiog atskiro sprendimo vyriausioji rinkimų komisija tuomet nepriiminėjo, jokių kažkokių tai indikacijų iš finansų kontrolės skyriaus nebuvo. Taip tiesiog liudijo tuometinė vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė. Bet konservatoriai nebūtų konservatoriai, jeigu jie spjautų į etiką ir spjautų į vyriausios rinkimų komisijos darbo tvarką ir panašiai. Štai tiksli citata, kaip šnekėjo konservatorius komisijos narys Andrius Vyšniauskas. Kalėdos pasibaigė, bet baltos mišrainės žanras vis dar ant stalo. Tokia leksika. Tai jūsų gynybinė taktika. Tai aš dabar galvoju, tai ar buvusi VRK pirminė jau ko nors yra kaltinama, yra kaltinamoji, kad nuo kažko jį turėtų gintis. Taipogi tokį nedviprasmišką spaudimą rodė ir komisijos pirmininkas Vytautas Bakas. Tiesiog mojavo skaičiais ir sakė, kad kaip jūs galėjot nematyti ir panašiai ir panašiai. Buvusi vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė, jinai labai aiškiai pasakė, kad buvo ten tam tikri duomenys, klausimas buvo iškilęs ir kada jinai tiesiog vyriausios rinkimų komisijos posėdėje pasakė, kad galbūt reiktų kelt klausimą dėl tyrimo pradėjimo, tai tiesiog atsakymas buvo toks, kad didžiulė dalis vyriausios rinkimų komisijos tuometinės narių, jie tiesiog pasakė, kad šitokį pasiūlymą nebalsuos. Ir čia jau tada praplyšo Seimo narys Bronius Matelis. Toks, jeigu kas prisimena, tai tas, kuris Seimo komiteto posėdėje nuotoliniu būdu dalyvavo be kelnių. Ir kągi pasakė jisai? Jisai pasakė štai ką, kad VRK buvo priedangos vienam iš kandidatų organizacija. Tiesiog toks labai aiškus ir grubus kaltinimas. Priedangos organizacija vienam iš kandidatų. VRK komisija viduje nukanalizavo problemą. Matukas Maldeikis pradėjo grasinti baudžiamąją atsakomybę. Ir kada, kaip jau minėjau, vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė pasakė, kad dalis vyriausios rinkimų komisijos narių pasakė, kad jie nebalsuos už tokį siūlymą, tai ponas Matelis pradėjo klykt, kad tai yra šantažas, tai jie užsiėmė šantažu ir panašiai ir panašiai.
Mano išvada yra vienintelė, kad ši karikatūrinė vien tik iš valdančiųjų sudaryta komisija baigs darbą apkaltindama Respublikos prezidentą būtais ir nebūtais dalykais ir rinkimų išvakarėse pareikalaus jo apkaltos. Visa veda dėja į tai. Trečiadienį į komisiją buvo iškvestas ir buvęs prezidento rinkimų štabo vadovas Aistis Zabarauskas. Vėl tie patys provokaciniai klausimai, nusirista iki to, kad tas pats konservatorius Andrius Vyšniauskas klausė tiesiai šviesiai, ar štabo nariams buvo dalinami grynieji pinigai tam, kad paskui štabo nariai juos įnešinėtų į oficialią prezidento rinkiminės kampanijos sąskaitą. Na, kažkokie paranojiški svaičiojimai, jokių oficialių duomenų apie tai nėra. Na, aišku, Aistis Zabarauskas paneigė šitas nesąmonės, bet vis dėlto tokie kaltinimai nekorektiški, nieko neparemti, na, jie rodo, kur link krypsta šitos komisijos darbas. Kitas dalykas, kurį norėčiau taipogi su jumis aptart, tai vėlgi tas tebesitęsiantis ambasadorių skyrimo skandalas. Žinot, ilgą laiką Lenkijos Respublikoje Lietuva neturi savo ambasadoriaus. Užsienio reikalų ministras kaltina prezidentą. Prezidentas atkerta, kad nebuvo pateikti tam tikri duomenys iš užsienio reikalų ministerijos. Na ir šią savaitę iš tikrųjų, kaip sakoma, Yla išlindo iš maišo. Nes vyriausioji prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė, jinai buvo pateikusi užklausą užsienio reikalų ministerijai su prašymu pateikti ambasadorių konkurso duomenys. O tiesiog leisiu jums primint, kad užsienio reikalų ministerija jinai gyrėsi prieš įsimarškinius ant krūtinės, kad štai yra depolitizuotas ambasadorių skyrimo procesas, yra organizuojami ambasadorių konkursai, žmonės, kurie pretenduoja į vienas ar kitas pareigas, jie rašo motyvacinį laišką, dalyvauja konkurse ir panašiai, ir tokiu būdu atrenkami geriausiai. Čia taip aiškina užsienio reikalų ministerija. Vienas dalykas, kad ta komisija, kabutėse, depolitizuota, yra sudaryta iš užsienio reikalų ministro, pono Gabrieliaus Landsbergio, jo viceministrų, tai yra politinio pasitikėjimo pareigūnų ir garsiosios ministerijos kanclerės, kuri yra išeivė iš nemažiau garsaus, tačiau liūdnai pagarsėjusio Roko Masiulio kampanijos. Tai tokia nepriklausoma depolitizuota komisija. Bet vis dėlto prezidentūra paprašė pateikti šitų konkursų dokumentus. Na, jeigu žmonės rašo motyvacinį laišką, kaip kad teigia užsienio reikalų ministerija, jeigu vyksta komisijos posėdžiai, tai tikėtina, kad bent jau netgi turbūt kokiau nors kaimo bendruomenės susirinkime vienas ar kitas posėdis yra protokoluojamas. Tai ko gero reiktų tikėtis, kad tokių komisijų posėdžiai protokoluojami ir užsienio reikalų ministerijos. Deja, mano jau minėta ministerijos kanclerė, pona Černiuk, pasakė, kad tokių duomenų ir tokių dokumentų paprasčiausiai nėra. Tai jeigu nėra tokių dokumentų, tai turbūt ir konkursai nevyko. Arba tiesiog vyko kažkokie tai privatūs pokalbiai Gabrieliaus Landsbergio politinėje aplinkoje ir, kaip sako jo artimiausi bendražygiai, Šaikos atstovai parinko vieną ar kitą žmogų. Tai už tai ir dokumentų nėra. Tai iš tikrųjų, kaip ir pasakė Asta Skaisgirytė, Yla išlindo iš maišo. Kitas dalykas, irgi jau mūsų ne vieną kartą minėtas, ir pozicijos televizijos laidose, ir mano apžvalgose, tai situacija mūsų kaimynėje Lenkijoje po rinkimų. Ir kągi, liūdna, bet tenka daryti tokią išvadą, kad Tusko valdoma Lenkija iš tikrųjų grimsta į chaosą. Kodėl aš taip sakau? Štai, sakykime, noriu pacituoti netgi oficialų pranešimą Lietuvos Respublikos televizijos ir radijo, LRT. Ir cituoju dėl vienos tokios labai įdomios sąvokos. Lenkijos policija antradienį suėmė 2 nuteistus buvusios valdančiosios, ir čia visa yra esmė, dėl ko aš darau tą citatą, nacionalkonservatyvios partijos Įstatymas ir teisingumas narius, kurie slapstėsi prezidento rūmuose. Tai pasirodo dabar jau, kada Tuskas laimėjo rinkimus, tai buvusi valdančioji partija, Tvarka ir teisingumas, vadovaujama pono Kačinskio, jinai gauna naują apibrėžimą – nacionalkonservatyvioji partija. Na, nežinau, kas jį sugalvoja, ar čia iš Lenkijos
toks pavadinimas atėjo, ar čia mūsų leftistiniai LRT žurnalistai sugalvoja, bet tai skamba daugiau negu keistai. Na ir iš tikrųjų, du buvę antikorupcijos biuro vadovai Lenkijos, tiek vadovas, tiek jo pavaduotojas, jie buvo suimti prezidento rūmose. Formali priežastis teismo sprendimas dėl 2007 metais neva įvykusios aferos, kada antikorupcijos agentūra, kuriai tuo metu vadovavo kaip tik šie vadovai, iškėlė bylą ir nubaudė tuometinį žemės ūkio ministrą, kuris priklausė dabartiniai Tusko partijai. Tai iš tikrųjų Lenkijoje galima konstatuoti labai aiškiai ir vienareikšmiškai, naujoji valdžia, nekreipdama dėmesio į įstatymus, tiesiog susidoroja tiek su visuomeninė žiniasklaida. Mes jau minėjom, kad atleisti televizijos ir naujienų agentūros vadovai, tiek ir su pareigūnais, aukščiausiais pareigūnais, kurie kovoja su korupcija, būtent dabar valdančiosios partijos gretose. Na ir tradicinė mūsų laidos rubrika trumpai. 2 epizodai joje bus. Tai vienas apie situaciją mūsų šalies geležinkeliuose. Mes visi turbūt prisimename pirmąjį traukinio Vilnius-Ryga prieš šventinių laikotarpių gruodžio 27 dieną reisą. Kada ir premjerė važiavo, ir susisiekimo ministras, ir štai Seimo narys, toks Kęstutis Masiulis, netgi rašė Facebook'e. Pagaliau, po 20 metų pertraukos vėl atnaujintas susisiekimas traukiniu Vilnius-Ryga. Priimtina. Maršrutą iškilmingai atidarė premjerė ir susisiekimo ministras. Keleiviai gavo net arbatos. Traukinys kalėdiškai išpuoštas. Na taip, traukinį gauti arbatos puodelį, tai čia jau aišku yra 21 amžiaus pasiekimas ir tuo reiktų labai didžiuotis. Nesvarbu, kad kelionė trunka 4 valandas, ilgiau nei smetoninės Lietuvos laikais. Bet čia ne pagrindinis klausimas. Mat po reiso pasklydo gandai, kad iš paskos važiavo kitas traukinys, nes kas atsitiks, jeigu jisai suges? Na, nelaikysi premjerė šaltyje su visa svita. Bandyta tai paneigti, galų gale prisipažinta, kad atsarginis stovėjo Šiauliuose. Ir tai maždaug įprasta praktika. Bet deja, man šaltiniai patvirtino, kad buvo 2 atsarginiai. Vienas stovėjo Šiauliuose, kitas važiavo iš Maskvos. Ir tada jau labai aišku, kodėl. Prieš šventinių laikotarpių buvo didžiulis bumas ir buvo labai daug nepatenkintų žmonių, kurie negalėjo nusipirkti bilietų į traukinius vykstančius Lietuvoje. Vilnius-Klaipėda, Klaipėda-Vilnius tradiciniais maršrutais. Nes, 2 traukiniai stovėjo rezerve. Ir kukliais paskaičiavimais Lietuvos geležinkelių negautos pajamos, neskaitant tuščio traukinio vaikymo išlaidų, yra 28 000 eurų. Tai čia jau ponas Skuodį yra ne buvusio susisiekimo ministro kotletukai. Čia yra šiek tiek daugiau. Na ir dar trumpai apie traukinių greitį. Yra toks Lietuvos geležinkelių standartas ir tai yra viešoji paslaptis. Galima labai nesunkiai patikrinti. Lietuvos geležinkelio standartas yra 160 km/h keleiviniams traukiniams ir 90 km/h krovininiams. Aišku, jeigu bus bent minimaliai prižiūrimi keliai. Ir štai dabar jūs pasižiūrėkite trumpą video iš kariaujančios Ukrainos. Traukinys Kijevas-Charkovas. Atkreipkite į greitį monitorėje vagone. 160 km/h. Tie patys sovietiniai geležinkeliai, analogiški traukiniai ir kariaujanti šalis, kurios infrastruktūra yra daužoma. Greitis 160 km/h. Na, traukinys Vilnius-Klaipėda maksimaliai išsina 110. Tai gal reiktų mūsų geležinkeliečius siūsti pasimokyti į Ukrainą arba pakviesti Ukrainos specialistus, kad truputį pamokytų Lietuvos geležinkelius, kaip reikia prižiūrėti kelius. Nes dabar mes girdim, kad Lietuvos instruktoriai, Lietuvos ekspertai moka ukrainiečius. Tačiau panašu, kad reikia padaryti atvirkščią maršrutą iš Ukrainos į Lietuvą. Na ir paskutinis toks mano pastebėjimas šios savaitės irgi rubrikoje trumpai, tai Tomas Vytautas Raskevičius, Seimo narys, komandiruojamas dalyvauti renginyje moterų vaidmuo kuriant ES po 2024 metų. Irgi
žvilgterkite trumpą video ir pamatysit, su kokiom, kreivom, ne kreivom, bet šypsenėlėmis tas klausimas buvo svarstomas Seimo valdybos posėdyje. 4. klausimas. Dėl Tomo Vytauto Raskevičiaus dalyvavimo renginyje moterų vaidmuo, kuriant Europos Sąjungą po 2024 metų. Sausio 31 vasario 1 dienomis. Jurgis Razma, prašau. Aš norėčiau gal pasteirauti tarptautinių ryšių skyriaus dėl šio delegavimo, nes, kaip matom, konferencijos pavadinimas moterų vaidmuo. Aš pasižiūrėjau, visos pranešėjos, moderatorės yra moteris, organizacija, kuri organizuoja Europinis moterų tinklas. Kaip matote, renginį organizuoja moterų organizacija, visos pranešėjos, kiek paliudijo Seimo vicepirmininkas ponas Razma, bus moteris, o Lietuvą atstovaus Tomas Vytautas Raskevičius. Tokia buvo šios savaitės apžvalga. Ačiū Jums už dėmesį, malonūs žiūrovai, paspauskite mygtuką su nykščiu į viršų, pasidalinkit mūsų laidą ir padiskutuokime pokalbių kambaryje žemiau laidos įrašo. Iki kitų susitikimų. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.